Trečiadienį Vilniuje automobilis Toyota žiedinėje sankryžoje nuvažiavo tiesiai vartydamas kelio ženklus. Vairuotojai nustatytas sunkus girtumas. Ties sankryža žiedinė, iš kurios jau toliau eina gatvė link Geležinio Vilko gatvės. Eismas yra blokuotas automobilio Toyota RAV4. Policijos pareigūnai jau baiginėja čia darbą. Prieš valandą čia įvyko eismo avarija. Buvo pranešta, kad automobilis, kaip minėjau, Toyota RAV4 išvartė kelio ženklus. Štai jie voliojasi čia. Neįsipaišė į žiedą, liaudiškai sakant. Mašina išvertė stulpelius. O vairuotojas, pasak liudytojų, pasišalino. Ir netrukus pavyko rasti vairuotoją, moteris. Ir paaiškėjo avarijos priežastis. Štai čia matyti, kad mašina pasukusi iš Konstitucijos prospekto nuo Pedagoginio žiedo. Štai važiavo tiesiai per salelę. Žiedinėje sankryžoje nuvarė tiesiai per salelę, išvertė stulpelius, kelio ženklus. Ir galiausiai sustojo, blokuodama kelią, nes lūžo priekinė važiuoklė, galbūt dar važiavusi ir toliau. Lūžo priekinis ratas, sprogo galinės padangos. Štai vairuotoja yra dabar sodinama į policijos automobilį. Ir jai nustatytas buvo sunkus girtumas. Pirmu mėginimu įpūtė daugiau nei 2,5 promilės. Antrų mėginimų po 15 minučių kiek mažiau. Tačiau vis tiek nustatytas sunkus girtumas. Vairuotojai gresia baudžiamoji atsakomybė už tokį eismo įvykį. Mašina gali būti konfiskuota. Taip pat teismas tokią taiko praktiką, kad gali konfiskuoti automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą. Sprogo turbūt visos padangos čia. Bent jau 2 tikrai buvo matyti sprogusios, vienas ratas lūžęs. Jau atvykęs yra evakuatorius, bet dėl avarijos Lvivo gatvės gale prieš žiedinę sankryžą šiokia tokia transporto spūstelė. Maždaug 10 automobilių susiformavusi yra. Ir jau pasiruošęs evakuatorius pasikrauti automobilį. Ir dar liktai matyti po juo kažkokie tai ženklų, lipkučiai, jeigu aš neklystu. Tuo metu nuo Pedagoginio žiedo atvažiuojantis automobiliai turi važiuoti štai priešingą eismo juostą per žiedą, nes čia viskas yra užkirstas kelias, blokuojamas techninės pagalbos automobilių. Stovi policijos pareigūnai, jų automobilyje sėdi vairuotoja. Prieš minutę moteris tik susirinko savo asmeninius daiktus, kažkokią tai šluotą iš automobilio pasiėmė grindims plauti. Ir neaišku, kaip jinai ryžosi su tokiu girtumu sėsti prie vairo. Štai atvažiavo dar vienas automobilis policijos. Bus pradėtas ikiteisminis tyrimas už tokį girtumą. Vairuotojai gresia baudžiamoji atsakomybė, net numatytas laisvės atėmimas yra šiuo atveju. Jau nekalbant apie didelės piniginės baudas ir nuostolių atlyginimą bei automobilį, kuris gali būti konfiskuotas. Ir moteris bus palydėta į policijos automobilio sulaikymo patalpą su visa šluota